Su pirma sveikinimai prisijungus prie komandos, kokios emocijos prisijungus prie Juventus klubo ir užėmus trenerio poziciją? Tai emocijos tikrai labai geros, tikrai manau, kad tai buvo netikėtas šansas, nes vis tiek organizacija yra visą laiką ambicinga ir siekianti aukščiausių tikslų, tai aš labai džiaugiuosi savo tokiu judėjimu į priekį ir tikrai emocijos tikrai puikios ir esu pasiruošęs dirbti dėl komandos ir siekti rezultatų. Šiuo metu komanda išgyvena sunkų laikotarpį, galbūt net sunkiausia žiūrint į tą pralaimėjimų seriją. Jūsų manymu, nuo ko reikės pradėti, kad tą situaciją stabilizuot šiuo metu? Tai jau darbus pradėjome, nes dar nebuvau pirmoji treniruotėj, tačiau jau su trenerių kolektyvu buvau susitikęs, kalbėjau ir su kai kuriais žaidėjais, su kuriais esu pažįstamas iš anksčiau. Tai bandome rasti, pradžioj kalbėdami, kokios tai yra priežastys, kaip jie jaučiasi, kokia yra savijauta, nes bet kuriuo atveju taip, tai yra ilga serija pralaimėjimų, bet buvo daug rungtynių, kai galėjo visai į kitą pusę tą seriją pakrypti ir tiesiog bandysime rasti tą mygtuką, kaip perrinkti ir vėl pagauti tas rungtynės, kurios, aš manau, su šita talentinga komanda, su tiek gerų žaidėjų tikrai gali perlaužti viską vėl į kitą pusę. Šiame sezone treniravot Kėdainių klubą, su kuriuo Juventus ekipa net 4 kartus nugalėjot iš 5 rungtynių, kas rodo, kad buvot puikiai ir išanalizavęs tą Utenos komandą, žinot, tiek stipres, tiek silpnes pusės. Dabar iki to reguliariojo sezono pabaigos liko labai nebedaug laiko. Kokį galbūt žaidimo tą stilių įsivaizduojate, kiek apskritai realu kažką ženkliai pakeis per tokį trumpą laiką ir kokios tos labiausiai taisytinos klaidos, kurias galima išspręsti čia ir dabar, arba bent jau pabandyti išspręsti? Tai be abejo, tokioje sezono fazėje, tai ženkliai aš tikrai nebandysiu kažko pakeisti, nes aš manau, kad ir treneris Kęstutis tikrai darė gerą darbą ir kaip ir minėjau, kad komanda būdavo arti pergalių, tik tiesiog kažkiek ir tos sportinės sėkmės pritrūkdavo. Iš savo pusės įdėsiu minimalius pakeitimus, gal kažkiek pagreitinsiu tą žaidimo tempą, daugiau duosiu to laisvesnio žaidimo, neįsprausiu į didelius rėmus komandos. Stengsiuosi padaryti taip, kad jie pradėtų vėl mėgautis krepšiniu ir jaustų iš to malonumą ir kuo greičiau užmirštų tos pralaimėjimus. Turbūt nesuklysiu pavadinamas jūs jaunų perspektyvių ir kylančių trenerių, bet tuo pačiu esat sukaupę ir nemažą patirties bagažą, kalbu ir apie tą darbą asistentų ir vyriausio trenerio pozicijoje. Jeigu trumpai reikėtų apibūdinti, koks yra tas Laimono Aglinsko krepšinis, kaip galėtumėte tą įvardinti? Trumpai, jeigu tikrai trumpai, tai jis yra agresyvus krepšinis abiejose aikštelės pusėse. Aš noriu būti agresyvus tiek puolime ir lygiai taip pat noriu būti agresyvus gynyboje. Tai aš, jeigu vienu sakiniu, tai agresyvus krepšinis. Atrodo šiaip toks visai emocionalus, energingas treneris, kiek tekdavo pamatyti ir kai dar buvot varžovas. Kiek ta emocija yra apskritai jūsų darbo dalis ir kiek galbūt bandot su ta emocija kartais ir užvest savo komandos žaidėjus? Tai pirmiausia, tai kyla natūraliai norint laimėti. Aš nesvarbu, kur dirbčiau, kokios rungtynės būtų, kokios svarbos, aš visą laiką noriu laimėti. Net jeigu ir mano komanda atsiliktų 10-15 taškų ar pirmautų lygiai taip pat 10-15, aš visą laiką stengiuosi išlikti rungtynėse ir nepatikėti rezultato anksčiau negu iki paskutinio teisėjo švilpuko. Tai tiesiog tai kyla natūraliai, man nereikia savęs forsuoti ir aš manau, kad ta mano energija, tas mano tikėjimas, noras laimėti taip pat kartais ir duoda tą impulsą ir žaidėjim ir jie mato, kad su manim nebus taip, kad mes čilinšim, o norėsime laimėti ir jie irgi užsiveda ir tada siekiam tų pergalių kartu. Na ir pabaigai jūsų žinutė uteniškiams, komandos sirgaliams ir apskritai galbūt ką norit pasakyti. Tai pirmiausia, labai laukiu jūsų kitose namų rungtynėse, nes jų turėsime reguliariam sezone likusios yra tik tais 2. Tai tiek man, tiek žaidėjams yra labai svarbus jūsų palaikymas, noriu teigiamai prisistatyti jums. Šita salė, šita arena ganėtinai sėkminga man buvo, kai aš atvažiuodavau su kitom komandom, tai lygiai taip pat aš tikiuosi, kad jinai bus dabar sėkminga vedant jūsų komandą į pergalės ir į gerą sezono pabaigą. Tai labai laukiu jūsų ir tikiuosi pasimatysime rungtynėse.